Jei pavargote nuo miesto triukšmo, ar siela pasiilgo girių ramumos, jūs kviečia Šilinės girininkijos pėsčiųjų takas. Šis takas žiedu sujungia 3 didžiausius ir labiausiai pamėgtus rekreacinius objektus girininkijoje – Miškininkų pastogę, Meižį ir Juodežerį. Simbolinė tako pradžia, stovyklavietė Miškininkų pastogė, yra šalia girininkijos sodybos, vos už 7 km nuo Tauragės. Nuo jos per valandėlę nukeliausite iki Meižio poilsiavietės įrengtos ant jau išnykusio malūno tvenkinio kranto. Upelis, kurį žmonės kadaise užtvenkė, išteka iš Šilinio ežero, dar vadinamo Juodežeriu. Tad keliaudami taku pasieksite šį miško papuošalą išsiskiriantį labai tamsia vandens spalva. Nuo ežero pušynais augančiais ant smėlio kopų, gailiais kvepiančia aukštapelkė, įveikę per 12 km atstumą, vėl sugrįšite ten, iš kur ir iškeliavote. Tam, kad neišklystumėte iš tako, jis visas paženklintas raudonais brūkšneliais ir einančiais žmogučiais. Gero jums poilsio žaliuosiuose visų mūsų miškuose.